Gerą dieną. Ačiū žiūrintiems, ačiū prenumeruojantiems. Šiandieną 5,80 ant stalo. Neveikia. Kažkas neveikia. Įtarimas yra, kad problema atmintis. Kortai yra 17 metų, dabar už lango 25, tai kortai 8 metai. Ir panašu plomba dar nenuiminėta nė karto. Aš jau būsiu pirmasis ir nuimsiu gražiai, o paskiau gale uždėsiu tą patį lipduką ir jį pradursiu. Toks sadomazo gaunasi, bet malonu, kodėl ne. Tai va, tai kortai 17 metų ir jeigu 8 metus nieks nekeitė termopastos, tai vat klausimas. Toj pamatysim, ką rasim viduj. O šito video tikslas yra atsakyti klausimą, ar apsimoka remontuoti RX 580 vaizdo kortas. Kortas stende, leidžiam tą serverį. Dar teko prisiminti, kaip čia tas visas reikalas daromas. Jau senai tokių kortų nesudaręs. Raudona spalva rodo klaidas. Matom, 2-3 kanalas keikiasi. Tai pasižiūrėsim ataskaitas. Kadangi buvo prieš tai daugiau tų kortų, tai neištryniau ataskaitų, tai matosi bardakas. O šitą kortą konkrečiai barasi ant A0 ir A1 kanalų. Kaip tam? Einam remontuoti. Tai va taip atrodo, prieš tai ten nuėmiau tik tai plombą. O taip atrodo korta, kuris 7 metus į ją nieks nelindo, nes šitie du čipai kvailioja. Truputėlį apsiprausiau, ne visose sunkiai pasiekiamose vietose nepavyko išplauti, paliksim vėlesniam laikui. Donorui naudosim safyrą, irgi su Hynixo atmintim. Ir kas įdomu, šitam safyrui buvo perkeltos div pora. Matomai čipas parėjęs, jau jo remontuoti neapsimoka. Tai iš 8 padarytas viena pora, to užtenka miningui, bet žaidimuose FPS bus labai mažai. Na ir kortą matysis, kad X1, ne X16 režimų dirba. Kortą ant pečiaus, petys prie pečiaus. Apačia 300, viršus irgi apie 300. Nuo safyros, nuo donoro nuiminėjau atmintį. Kaip tam nežinau, ar jinai gera, bet darau prielaidą, kad gera. Gal kaip tam šlamštą pakeisim į šlamštą. Nes naujus čipus DDR5 dabar pirkti, ir tu laikyti sandėlyje, nonsensas. Niekam jų nebereikia, kortos nebeturi vertės. Kai matoma, šitas Red Devilas A0 kanalas aplietas kompaundų klijais, kuriuos reikia nukrapštyti prieš lietuojant, prieš keičiant čipą. O smirda jie. Atrodo, kad plasmasę degintum. Ir kaip tam klijai, gal jie gerai šitoje vietoje, kad netitrunka, nėra techninio, mechaninio pažeidimo. Bet kaip tam nuo gedimų, kaip matom, neapsaugom. Tai serverė, kad A0, A1 kanalas, jeigu ant abiejų kanalų barasi, tai greičiausiai reikėtų užtektų pakeisti A1. Praktikoje pasitaikė, kad kai, pavyzdžiui, visus kanalus rodo klaidas, tai tada pakeitus A0, o dar skaičiuojasi prieš laikrodžio rodiklį A0, A1, B0, B1, tai A0 dažniausiai būdavo, pareidavo ir tada per visus kanalus mesdavo klaidą. Bet tai dabar, kadangi yra donoras, kaip tam čia darbo šiek tiek daugiau, bet keičiu abudu.
Tai bus ramu. O gal ir ne. Bešvinį lydmetalį praskleidžiu su švininiu lydmetaliu. Mikroskopas truputėlį nesuderintas, aš tai matau per jį labai konkretų sufokusuotą vaizdą. O vat filmavimo metu matau ne kažką. Susiliejęs truputėlį. Reikia atiderinti matomai kamerą ir savo akis. Su varinė juostele perteklių pašalinu. Tada ausų krapštuku nuvalau seną atidirbusi fliusą. Fliusą naudoju ersą. Visur ir visada. Kiti man smirda. Ir ersa iš principo geras daiktas. Ir netgi nuplovimui, kadangi tekstolitas dar karštas, tai pakrapinu šviežio fliuso ir su juo viską nuvalau, nes su spiritu čia neverta, nugaruos iš karto. Tai šitos kortos rinkos vertė nu kiek, 50 eurų. Tai dabar įsivaizduokit, šitas darbas trunka apie 3 valandas. Jeigu dar įskaičiuoti čipų kainas, tai jau remonto kaina gaunasi apie 60 eurų. Šitas darbas buvo padarytas kaip tam į minusą, bilę parodyti, kaip tas vykdavo miningo laikais. Kai matot, VRAMai nuimti nuo safyros šviesiai žalios spalvos, jau tai parodo, kad tikėtina bus, kaip padidina tikimybę, sakykime, kad jie yra geri. VRAMų taip pat nuvalau perteklinį lydmetalį. Kodėl naudoju tą popieriaus gabaliuką, nežinau. Tiesiog mėtėsi po ranka, bet dabar jau pamečiau, tai darau viską ant mėlyno kilimėlio. Ant temperatūros matuoklio truputėlį dedu fliuso lašiuką, ant jo dedu VRAMą. Nežinau, truputėlį kadrą nepataikiau, bet įsivaizduokit, kad taip ir vyksta. Ant piršto yra VRAMas, tada VRAMas patepamas fliusu šiek tiek lengvai, dedamas trafaretas ir užbarstomi šaratukai. Bliūdelis su fengšui iš žmonos servizo. Trafaretas yra išorinio šildymo, kaip čia vadinti, galima šildyti su juo. Tai jau duodu apie 250 laipsnių, šaratukai atsistoja į savo vietas, ne visi. Paskiau pataisau eigoje. Kas yra momentas, yra svarbu laiku
ne per anksti ir ne per vėlai atskirti trafaretą nuo varamo, ba kitaip jisai prilimpa, o jeigu per anksti nuimsi, tada jisai nusiema su visais šratukais. Kitam varamai paruošti. Varamo aikštelės ant tekstolito pateptos fliusu. Čia bandau parodyti, kaip pavyko uždėti šaratus, bet fokusas tiek kameros, tiek mikroskopo gyvena savo gyvenimus. Rezultatas. Ponai ir ponios, jūs matote rezultatą. Sakyčiau, įvertinkite, kaip gražiai gavosi. Taip, naujas testas. Išsivalau logus, kad nebūtų bardako. Ir jau džiugina žalia spalva. Testas jau klaidų neberodo, švarus, gražus. Leidžiam indusas. Korta atpažinta. Bet GPU Z nemato atminties ir nemato GPU kloko. Problema dažniausiai būna dėl, nežinau, kas su SMD driveriais pasikeitė. Anksčiau kažkaip nesusidariau su tą problemą. Tai reikia išinstaliuoti driverius su DDU ir iš naujo suinstaliuoti driverius. Užtrunka apie 10 minučių, toks šiaip sau užsiėmimas. Driverį perinstaliuoti, tikrinam GPU Z, GPU Z. Atmintis yra, klokai yra, korta veikia, turim fiksą. Remonto kaina būtų apie 60 eurų su visais mokesčiais, plus siuntimas parsiuntimas, tai gausis ir 70 eurų, o tokią galite nusipirkti už 50 eurų. Jums spręs, ar apsimoka. Nu, toliau testai. Aišku, leidžiu testus visų vienu metu, ir į volijų, ir furmarką, kad kuo labiau apkrauti, įsitikinti, kad tikrai viskas gerai. Pratraukiu dar su TimeSpy'um. Čia viso TimeSpy'aus testo nerodysiu, tiesiog pradžia ir pabaiga. Korta sutvarkyta. Na ir dabar maloniausias momentas. Užklijuoji. Ir praduri. Ačiū visiems uždėmesi.
Geros dienos.